Jo-majo. Wow. Ką turim čia? Ešeriuk. Ir su ta ešeriuko pagavimu pradėsim pasakojimą apie langvučius tokius va. 0,6, 1 gramą, kulverstukus, ofsetinius kabliukus, mažus masalus, gal kartais ir kiek didesnis. Bet žodžiu, maži masalai, upiai, kodėl juos reikia naudoti ir kur yra čia tas arkliuks jų būtent. Ir va, žodžiu, mes turim upę, sulėtėsim ypač srovių kalbain, kartais turim žolių ant jų dugną ir mums reikia pravesti, ypatingai kai mes vedam šonin pravedimu. Didžiausia problema su šitų pravedimu yra, kai mes naudojam svorį, mes negalim išvengti, negalim išvengti, koks čia toks stipruolis šapaliuks, nu ta šaunuolė. Čia irgi mūsų, kaip sakyt, bus priegaudė. Tur kumelą. Tuoj paleisim. Hupt. Tai mum yra sudėtinga pravesti neužkliuvus šonin, nes sunkesnis masals mum iš karto įsikerta žulytį įkliuvent, palent po kliuvent. Ja negali paridenti, dugnų. Va taip vuliojant ir perkelti žolis, perkelti kažkokie akmenuko ar kitokį struktūros objekto. Tai va būtent mūsų lengvi svoriai, šiam momentui naudoju būtent čia 1 gramą, bet kad aukščiau būtų dar gali čia mažiau naudoti. Čia va dabar, kur pravedinėjau, va su spinning liniai, čia yra būtent rasts. Jisai sustabda srovę. Ir man realiai su sunkesniu svoriu praktiškai visada čia įkirščia. Ir būtent su mažu svoriu man ta srovytė pakel patį masalo į viršų. Ir aš neturiu problemos su pravedimu būtent tarp šitą visą kelmyną, sakykim taip. Ir tokiu būdu va prasivedžiu gražiai, jau to, kad jau atsikel ir jį perkėlo. Tai va būtent mažas svoris leidžia jums tai padaryti. Jeigu naudočiau kokius 3, sąlyginai 5 gramus, taip, aš kontroliuočiau, aš galėčiau džigutį kažkokį padaryti, kitokią tipažą pravedimus, bet didžiausias problem tada atsirand, kad mes nebegalim sukontroliuoti pravedimą, nes jas bet kokiu atveju ir tarp žolių krios, ir krios tarp kažkokių objektų, akmenukų, ridenams, ir tuo labiau, kur daugiau srovelės bus, tuo labiau jį tenai keš po kažkokiais objektais. Tai va tą pasekoj mum 0,6, 1 grams labai gerai išsprendžia viso šito problemo. Būna ir čia faktas kažkokių pakliuvimų, bet tikrai sumažint turbūt 50-70%. Kas čia grožis. Taip. To gerulio. Na. Ir vėl šapaliuks. Labai malonu. Ir va, kadangi žino, kad man tikrai nieko nebus, kaip sakyt, manęs nieks nenubaus už tai, kad aš ten žaidžiuos už tą rastelę. Aš kuo ramiausiai prasivedinėju, laukiu, nuleidinėju tarp šakų, kur ten yra, ir būtent apačioj tų šakų stovi tie žuveliokai,
ir jie mums suteikia daug malonumą ir pasimėgavimą. O kai mes dar naudojam va tokį kotelį, ne kartu man rodė tokį Crazy Nano Long Hits iki 2,5 gramą, nu tai kaip va matot, čia tada mes jau aptariam krūvs emocijų. Vėliau eisiu dar truputėlį į kitą objektą, eisiu į Britkelns, čia kur galiu prasibraidžiui per toks tipins taškelis tiesiog su batais. Eisim paskui tokių per ešerint svečiais, nors ešeris čia toks jau ta žavis, kur kartais gali vienoj būti vietoj, kartais gali kitoj vietoj būti. Jau kaip nekartu esu pasakojęs, tokiuose upėse nebūna didelių sankaupų ešeriokų, būna vienas būrelis, koks 5, ten tie ešeriukai, 10 turbūt gal daugiausia esu pagavęs iš vienos vietos. Tai dažniausiai, tu jauti ten keli iš karto kibimai, kur jau yra ta ešeriuka, tai kibims ir įjims ir panašiai. Ir paskui jau viskas tokia ateina ramybės būsen. Ir jau nieko ten nebegali padaryti. Po kurią laiką gali apeiti dar truputėlį, grįžti to vietoj, jeigu nebūna nusibaidę, tai sakykime, dar sukiom viens ar ten 3 tų ešeriokų. Bet šiaip iš principo jau čia tokia labai specifinė, tipinė situacija. Ir pavyzdžiui, ešeriai, būna prižulyčių daug, ar jeigu nėra kažkokių duobyčių, kažkoks pagilėjams 30 cm didesnis, kokių akmenukų stovi, argi jie biškelį arčiau tokių vietų, oi, koks smūgiuks smagus buvo. Oi, kaip mes čia lakstam. Labuką nuo sportininksto. Ačiūką, kaip sakyti, už tokį stukti. Ir aišku, tokiose vietose labai gerai sudirbti, tokie kaip Crazy Fish ringo, mažesnį, kartais didesnį, čia jau priklausomai, kur ir kaip mes žvejojam. Ir va, kaip matot, su offsetiniu viskas įsikert. Avižadrebių čia irgi būtų labai sudėtingi, jeigu kur tik tarp tų šakų neteisingo pravedimo padarytom, čiučiut įleistom, viskas iš karto įsisektų ir jau atsekti dažnu atveju būna sunku, nes spinningai šiuolaikinė, nors kiek geresnė, ypatingai tokia tipaža kaip Crazy Fish, jie labai jautrus yra, net ir pigesnė. Apie tuos pačius bonzai, kur pasakojo. Tai suprantat, vis tiek dažant, ypač naujoks, nesusilaika kert ir tada viskas įkerts masaliuks yra ir jūs jau nieko nebegalit padaryti. Kaip sakyt, liūdesį atsirandat. Ir reikia persirišinėti ir žinot, ir daug masalų prarandam. O šitaip tikrai aš labai daug pagaunu, labai mažai praradimų turiu. Ir tai didžiausi turbūt praradimai yra ne kabliukai įsisegims, o būtent kai mes, kaip čia reikėtų pasakyti, paridan mum tarp akmenukų, kad ir tokį lengvą svorį, jisai neperliep kažkur, nedasižiūrėti ir kadangi labai ploni valai pas man visada yra, vals dabar, sakykime, strofto, kaip jau pasakojo, testam uždėts yra ir 3 LB su fluorokarbons. Tai tikrai, su didesniu žuveliokų nelengva yra. Čia dabar jau į antro vietą, nuryta buvo pavažiavęs, ne visai nuryta, jau ir popietė, ir dabar, kaip sakyti, su bridokais, tai įvažiavo tokiam biškelį seklesniai atkarpoj porą šapaliokų. Viens nutraukė valo, buvo biškį nepasikeitęs po visų tų tokių pasivaikščiojimų labai sekliuose vietose. Trupkė. Ir kadangi ešeriukus gaudžias, buvo priveržęs patį būgnelį stipriau. Šiaip iš principą turiu pabrėžti, jeigu jūs, jeigu jūs, gerai persitraukiam, nes vas jau pažeist,
Jeigu jūs žvejojat pagrindo ešeriukus, jums būgnelį reikia labiau užveržti. Todėl, kad ešeriukui yra reikalings, sakykime, stipresnis pakirtims, ypatingai jeigu jisai žolėse stovi, kur tai, nes ešeris eina iš paskos jum ir, suprantat, bičiuliai, pakertant jį, sunkiau yra pakirti, va, kaip nebūtų, atrodo visiems lupytę, plonytę, bet ją dėl tą specifiką, kad jisai eina iš paskos ir mums pakirtims truputėlį kitokia tipaža yra. Ir stipriau pakirtinėti reikia, tai būgnelį dažnu atveju labiau priveržiu. Ir kai važiuoji koks šapalėns, tada atsiranda problemos. Kodėl? Todėl, kad ešeris silpniau kerti, jūs geriau pakertat, bet ešerių tokiuose upėse didelių nebūna, iš principo, ten 300, gal 400 kažkur susivažiuos koks vienas kits. Tai suvaldyti, kad ir su tokiu spiningėliu ten nėra net mažiausios problemos visiškai. O štai šapals įvažiavo, kad ir kokių 700-800 gramų, jisai ten tokio, va, matot, čia mažiukai visiškai, va, kaip ešeriukai neblogi tokie. Tai jie tokį jau veiksmų ten suorganizuoja mum. Ir suprantat, didesnis šapals, iš karto jisai tokį daro starto, nebespėja mūsų spiniongs net ir minkštut suamortizuoti visą tą reikalą. Ir jeigu ritalai yra labiau priveržti, jisai ant tempimo momentą būtent ir nuplėš valo. Tai čia toks labai būdingas tipinis momentas yra, todėl visiems labai rekomenduoju, kai jaučiam, kad daugiau yra šapaliokų, didesnių šapaliokų, truputį labiau atleisti būgnelį ir, suprantat, tada jau žiūrėti, kokia ta situacija. Ir tikrai tada viskas geriau, nes taip ir buvo, pirm šapalioks argi, čia. Aš jį dabar traukiu greičiau, todėl kad aš tiesiog, va, net ir su žolėkėm atėję. Todėl, kad čia, matau, prie pat paviršio stovi rast, už kurią ir kavojas tie velniukai. Tai suprantat, oi, grožia. Tai suprantat, va, jau toks net nedidelis šapaliuks, jis tiek kognis mums čia duot, kad įbytų te. Tai va, ir praeitą kartą pirmasis vožė, prieš tai grinai prieš jį ešerioko pagavo, dar kibims buvo ir jau tokia intencija, kad ten keli te ešeriai yra, paviršus būgnelis buvo. Ir viskas, tik buvo. Stuktelėję dugną gerai, rupūžioks ten ir tik išskryda, kaip turped iš vandens. Ir tik šūk ir viskas. Ir nuplašė valą, o valas buvo kaip tik dar iš po, prieš tai dienos žvejybos, stipriai žolėse patrint, nes ešeriukai tada neblogai sukyba. Ir viskas, ir trukims buvo. Persirašo, kits labai panašus dydžia, sakykime, šapalioks, už kurią tai laiką vožtelė, jau ryte buvo sureguliuoti ant, buvo sureguliuoti ant tą, ką reikia, ir viskas, problemos išspręstos buvo, ir kuo ramiausiai mes išsitraukėm. Šį kartą atleis. Tai va, čia tokios pastabėlės. Ir va, kaip matot, vienas gramiuks, čia sakau, su avižadrebiu tiesiog nepraveskume. Arba nutraukimų daug turėtume. Buvo, va, offsetins, apie kuriuos paskui argi dar truputėlį papasakos, mums leidžia visą tai išspręsti be mažiausios problemos. O dabar išleita argėin, jį truputėlį neša ir pridugna, ten daugiau tų šakų yra. Aš tiesiog prisilaiko, žiūriu, kontroliuoju, kada jau jaučiu kažkur atsimušinėjai šakelį. Ir tada esmė būnt, kai jisai atsiremia į kažkokio šakelį, tas valas
masals truputėlį eina žemyn iš principo. Ir tada labai dažnai būna atakos. Ta pasekoju mes turim naudoti truputėlį galbūt ilgesnius pavadėlius fluorokarboną, kad nenupjauvinėtų valą. Bet, sako, čia jau tokia biškelį nuojautos reikia daugiau įsitaisyti. Ir dažniausiai būna viskas labai labai neblogai. Paskui žiūrėsim gal ir masalioks pasikaitosim, nors aš čia jau taip būnu atsidirbęs. Tokie kaip Ringo, ten Tanta, Airlyč, jie tikrai dirb. Ten jau palei spalvus tik atsitaikyti reikia, nes tikrai spalvos turi savo tą pragrojimą. Norėtųsi tik tai čia dar kokią gražesnę šapalėną, ką int lėktų ir būtų olele. Aišku, pasivaikščiosim. Bet kokiu atveju jau tų emocijų nuryta turėjo. Tai jau dabar galim ir ant kiek eiti. Beje, šiam laikotarpiu dažnu atveju, žinokit, didieji šapalai tiesiog stovi va čia prie kraštų. Biškelį jau šildas, naktis buvo šaltos. Ir, suprantat, bičiulė, yra tas poreiks jam biškelį kaulus senus pašildyti matomai. Tai jie tikrai stovi tenai, šildas. Kibimai ne visad jau būna tokie, kokie noriam. Vieno kito, aišku, pasigaunam. Bet truputėlį trūks šilmas. Lietos labai trūks iš principo. Nuduotų lietutis būtų čia tobulai viskas. Nes tada vėl vabaliukų visokių sliekų paplaun. Nes kai būna, sakykime, pavasarinsas potvins, jisai neturi tiek gyvybės, nes būna iššals, negali tiek išnešti visokių sliekučių ir panašių grožių ir nėra taip gerai, kaip galbūt norėtus. Ar balta. Šoka, aišku, čia jeigu naudočiau avižo, greičiausiai net pagavimų daugiau būtų, tiek ir raudžių, tiek ir kuojyčių visokių. Bet mano tikslas truputėlį kitaip parodyti visko. Tai į tuos dalykus nesileisiu šiam momentui. Paskui žiūrėsim gal ir 0,6 uždėsim, gal labiau paviršinę reikia, nes ruvela yra, jisai ilgiau tada išsilaika, kur tai ant paviršės, aišku, yra kiti minusai. Mes negalim padaryti tam tikrą tipažą pravedimų, nes dabar, kaip jau sakiau, yra šakos ir jau tai už šakos kliūn jau vals ir leidi, kad susistabdytų ir nusėstų, sakykime, asals už tos šakos. Ir ten ir slepias, nes srovės skirtingi per kritimai yra, ir taip leidžia atidaryti visą to potencialo. Nu va, ir dar vienas grožis. Tur kumelą. Bet jau apmažėja kibimuką. Aišku, jau čia stebuklangai ir nėra. Kur tu čia? Gera užkarpėlė. Kur tu čia taip apsakai? Aišku, visada reikia sekti. Nors kiek, nors tie silikonai dabar tokie, sakykime, minkšti, tai jau nėra problemas.
šapaliukų rojasi. Gerai, keist vietų, o tai nusibosu tokias žvejotės. Nors kar čia tau velniams nusibos, nieką kitą gaudyti negalim, tai čia super. Ui, malačius. Paskui eisim truputėlį, kaip jau sakiau, pasimažysim. Galbūt dar efektyviau bus. Ir kartais didėsim šapalą, meknis, būtent ir tą mažesnį svorę. Čia irgi vienas iš tų tokių niuansėlių subtilybių. Ir galbūt ant kelmelio atsisėdė, truputėlį pakalbėsim apie kabliukus ir bent dar sistemėls. Na, išplauksi velnias, tai žols Nikolančius, kaip sakyti. Tai va. Į visus kelmus iš karto lekia. Čia rast, va, taip pailgė tą stovį, kur sakiau. Tai taip jau per kelt reikia duoti presingą. Jo, gal mes tai su Arnoldo tinkliuko, aišku, jisai nedidelis, bet 3 albesa visgi daro savo. Va. Ir smagiau, kad nei žuvis nesižalotų, nei mes čia valų traukytume. Paskui su kabliukais plaukiai, aišku, išpūn jam ten viskas, bet... Super. Jau tos pavasarinės dienos gražios, malonums didžiausias. Žvejoti. Tai pirmatas tik prirasta nusileidž iš kurios tai pusės ir kibimuksai iš karto seka. Tai ir bandysim toliau. Yra laiką pakalbėti apie kablioks. Nors ten va paėjo, jau va, kaip sakiau, va pasikeits, kur seniau būdavo ten tokia irgi pakankamai įdomi ir gera vieta ir nieka tuščiai kaip nežinau kar. Bet čia tipiškai, visiškai. Taip nėra viskas čia paprast. Kiekvieno pavasario, dabar turėjom dar ir vandens daugiau. Ir sąlyginai ledonės buvo. Tai pakeič to reljefo, įmet naujų medžių, krantų, panešką. Tai buvo rupušiuks. Kažkas annam gal. Na, pabandykim pamažėti gramus. Truputėlį. Uždėsim 0,6 gramą. Ir pažiūrėsim, kas per veiksams. Uždėsim savo džyrą, va. Taigi va balailį, tas argi gerai dirba, dažnu atveju. Taip. Toks auks su juodu. Gal tie mažiem šapaliukam kiek per didelis, bet patikrisim, kaip jie čia reaguos į visą šitą reikalą. Turėtų gerai būti tas kujytės, šitą kupitakinę tem, bet aš gerai juos šapalam įtaisiau. Kažkaip jie man, nesakau, kad pasiteisin visada visar, bet tikrai neblogai. Paskui žiūrėsim, ką kiti veikia. Gal reikės kokio įdėti imitacijo. Oi, toks vabalioks, ojojoj. 0,6 gramą lėts skendims, tai čia bankikė. Va, kai geras. Iš karto net laikė pirmo metimo nervuks. Okidokiai. Nes jau tikrai tas vabaliuks toks
tikriausiai. Ir litesnis padavimas. Kaip bebuvė. 0,6 gramą pripaviršęs. Turku melą tuoj. Va. Super. Nu, kas čia mums pasipainioja, pasiūta. Paskui nuotykiai ir prasideda. Jiems antra. Ką jau pirms pasisekė. Iškai šoną. Tos aišku, kojytės jų tokias bėgančią vabaliuką. Tai va, vesta sistema, jie iš principo tokia ir yra tarp avižadrebę, kaip aš galim būtų pasakyti, ir tarp tokia laituką ekstra ūlą. Nes galim ir nano vadinti, bet aš sako, čia tie pavadinimai tokie kartais truputėlį išlaužti, tai 0,4-0,6 gramą, nu tai vis tiek avižadrebs yra. Ir va, gauda, bet žiūrint į masalo jau tokį offsetin kabliuko, tai kažkaip taip argi jau nelabai ten gali pasakyti, kad čia avižadrebs. Mane avė kaip ir mažesnė turėtų būti, bet žeminiai žvejyboje vėlgi yra ir po 2,5 grams avižos ir visi taip vadinam, žinot. Tai kaip bebuvė, sakykime, labai lengvas masaliukas, vis procesas yra vykdoms su mažas svorės iš principą, kurie leidžia, aš sako, tam tikrom sąlygom tikrai praeit visokius medžius, daug drąsiau pravedinėti virš jų ir tą pasiekoji sulaukti kibimukų. Ir kaip jau matėte, iki šią momentą tikrai visai smagi. Tik ešerių nėra. Ešerių buvo vakar. Vakar juos gaudžiu ir taip tikėjau šiandien, sako, pafilmuos laidą apie visą tai ir nei velnę rupūžioką. Nuryta vienas ešerioks prie akmenuką buvo, tas įlėkęs. Čia vienas grįžtant ir viskas. O vakar taip smagiai pasigaudžio, matas bursėja. Tai čia nuvo. Masalo pakeičiau tokį vaižę. 3 metimai 2 šapaliokai. Man tai patinka. Nors su tuo savaitžgyrą. Nors su tuo didžiaus beveik šiandienas. Nors su tuo savaitžgyrą būtent masalioko aš esu jau čia rodęs ir praeitą žiemą, kaip nebloga rupūžiuką. Iškarpėlės, per geras. Gal vakabliui sakyti, kad tokių gerų nedėtų. Negali iškabinti. Juokauja aišku. Va. Rupūžiuks. Na. Op. Čia tuoj lydeko kokio prišauksim kaip vakar. Tuoj, kada atėjo, kokių 3 kilogramų buvo. Siaubs. Tiesiogintą žodžią prasim, siaubs buvo. Ta šapalioks jau toks irgi 700 gramų. Sakau, būtų buvę veiksmą. Aišku, reikia be reikalą, kad ne kaip būtų. Gražiau, kad būtų kibs. Bet mažu ką. Na, 4 metims, 4 žuvis ir viskas. Čia būtų kapėt. Ir jeigu dar mums čia įvažiuotų kas nors tokia, didesnė, tai dar gražiau. Nors jau čia ir taip gerai. Op. Pipėt. Tai jaučiat, va, masalą pakeitims, ko duot. Iš 4 metimų 3 realizuoti. Nu, nežinau.
drausti reikės jį čia. Ir va, šapalo lūpos vėlgi, kas paskui vasarą žvejojo su ofsetinis, kaip daug kas bija, kad ten nepasikerta ar neišlaikam. Šapalo lūpos kaip ir meknis ir panašių žuvų yra be galo stiprios. Ir jau bet kaip įkertus, jau ten laikas labai labai gerai. Va. Oi, tarpučiuks. Nuėję. Tai ją, kad ir nejudin, iš principo, va, šitą savaitgyrą masaliuką, jisai skęsdams vis tiek tos kujytis truputėlį jud, labai jisai toks natūralų panašus. O haleriokta. Ta. Nesažiningai per vieną pravedimą du kibimukai ir nepasikertam. Statistiko gadinam. Tai ką, iš 5 tik dabos? 3 tai yra. Ui, pavandinti belia kaip atrodo toks. Na, okei. Bet kokiu atveju gerai. Oi, to. Kaip jie smagiai ten. Jau tararai. Tai vasaro, kai tokiais liaunais kotelis, tokios žūs tiek emocijų atneš. Nu, čia žvejautum dabar su kokiu fideriu. Okei. Lengvesnis klasės fideriuks, taip, gal visai rok, bet ten plūdinis, vis tiek jau stipresnis yra. Ir tą malonumą, reikia pripažinti, nėra tiek daug. O čia su tokiu, oi, kiek viską. Tas kietesnis masaliuks, tai aš jam praktiškai neįsegu nieką, todėl kad stambesnis kujytis truputėlį apsaugo nuo įsikirtimą, sakykime, į kokius tai objektus, bet iš kitos pusės mes turim pasikirtimą geresnį. Bet, šapals iš kitos pusės vėlgi, kai jaukiam, tai jisai ten ant srovės neturi laiką laukti, vožiškai priklauso, tai. Tik sakau, gaila, kad ašarukų, bet dar gal kur nors prasuksim, britkelnis bagažinė džiūn, tai gal sulauksim dar tą kibimuką. Tai ką įdėsiu iš vakar dienos, truputėlį failiuko, čia kur kalbu apie viską. Nes ten argi 1 gramiuks buvo, sėtuks, visai dar didesnė srovė, čia lėčiau yra iš principo. Atgal prie statistikos geresnis. Aišku, visi tokie kaip sukirpti. Norėtus kokį objektą didesnį, bet savo atžgėrs šį kartą pranoksti save. Yra buvę labai gerų žvejybų, bet čia jau katų. Super. Yra ten jaučiu, kur stovi šapalėnai, bet su 0,6 labai sunku damesti yra. Tai. Tai taip viskur pataiko geriau. Nors mato, čia yra arčiau visą apie rastų taip pat. Sukas vis gyveniams ir kitam krantė.
Bet matomai vis tiek migracijai, šapalas mėgs taip pasukioti ratukus aplenk. Tai viską sako. Na, čia jau kažkur potencialioj vietai tu esi. Reikėtų kibimuką. Neblogs buvo, kaip jas šitaip išsižadėję manęs. Rūpke. Ach tau, šataniuks koks. Gerai, bus ger prog pakalbėti apie visą tai. Sėsim ant kelmelę, atsigersim, vandenuką ir eisim prasižiūrėti, kaip čia ko geriau susisukti, kad būtų žvejyba smagesnė. Na ką, bičiuliai, sėsim ant kelmelę, kaip sakyt, likęs pakaitit ir pasikalbėsim, trumpai pasistengs apibūdėti tai, ko daro, galbūt dar ir vakar ko darysim, neaišku, kaip čia viskas baigsis, bet žodžiu, nuo pavasario, karts nuo karto į rudenį, sakykime, mes turim tokias situacijas, kada yra, sakykime, taip, žolės sukrytę, jos yra senos, galimai nesusiformavę dar, pavyzdžiui, kaip pavasarį. Ir dažnu atveju žolės stovi tikrai labai sekliai visam šitam reikal, tarp žolių, prie žolių, skirtingose vietose. Ir kad jo pagauti tenai, mes turim naudoti truputėlį specifiškesnis aksesuaras, sakykime, ir tą pasekoj mums, iš principo, reikia prisitaikyti prie visą šitą reikalą. Mano toks patirt, sakykime, žvejybinė yra susijęs su tuom, kad aš pradedu naudoti labai mažus svorius. Avižadrebis labai gerai yra ir tikrai jisai leidžia mums, sakykime, taip pagauti nemažai geros žuvies ir jinai leidžia patirti malonumą. Bet su avižadrebiu problem yra, mes žolėse vis tiek negalim gaudyti. Upė, kai neš srovė, mums, sakykime, žolės yra vos ne iki paviršiaus ir daug, ar dabar, kai nusėda, jeigu tai negili upėje yra, tai tos žolės va taip susėdė, čia vandens paviršius yra, ir mes, kad ir metam, mes vis tiek kabinam visas tas žolės. Ir mums tada atsiranda poreiks mažam labai svorį, bet avižadrebę negalim dėti dėl kabliukų specifikacijos, jie yra atviri. Ir tada labai bičiuliai mums išgelbėjo, vat kaip jau ir minėjo, visi tokie mažukai, kur čia saulytė šviečia. Mažukai, va tie tokie masaliukai su mažais labai svoriais. Mano, sakykime, šitam region labai gerai sueina 0,6, 1 gramą, ko jau va čia dabar ir eidami ir pasakojo jum apie visą tai ir tikrai iš savo patirtis galiu pasakyti, kad labai sutaupa visam tam reikal mūsų masalų. Pavyzdžiui, ištraukiam kokį galvelę, sakykime, kas tikrai sueitų va dabar pravešę, ten avižadrebiui tikrai būtų super variantas. Mažytė galvytė, ten dabar galvoju 0,6 argi berods gramą, švininė, dėkojo šią galvukę, su va tak mažytė ringo mažų masaliukų, tikrai čia tie šapaliukai eitų iš proto. Problem, medžiai sugulė. Šakos, nuo tų šakų, sakykime, driekiant tokios stiprios gana žolės
ir viskas, aš faktiškai kiekvienu metimu turėčiau kirtimo ir man tai yra nepriimtina, todėl aš ir naudoju būtent offsetinius su būtent kulverstukais. Esu atradęs berods prieš 2 metus vežti pradėję, būtent galvakabelis po savo vardu, ten tuos džihedus, būtent šitokį variantą, įdėsiu nuotrauks. Dabar ir bėjau pameluoti, pas man 12 mažiausiai yra numerė 12 būtent kabliukai, o didžiausi, jeigu aš neklystu, 4. Jo, 4. Tai va dar su Andriu mes sušnekėjęs, kad, sako, tu padaryk ir tą 4, ne 4 didesnis, nes 4 man trūkst Polarisui, sakykime, 4, net ir 3 per mažas yra. Čia yra vis tiek, aš pagal formą galiu pasakyti, kad tai yra gamakacint, su didesnį kilp, tik tai gamakacų form kabliukų tikrai labai gerai pasiteisins. Plonyčiai, labai aštrus, kaip matot, kilputė tos užkarpėlės labai geros, teisingos, labai gerai priseg šapalioko, atitrūkimų praktiškai nėra. Kas liečia pačius, sakykime, tuos kulverstukus, 1 grams randams, visi mažesni jau yra kaip Dievas jums duos. Reikia ieškotis per parduotuves. Lūrės LT esu perkęs, radęs. Žodžiu, reikia ieškoti pagal parduotuvę. Čia jau nėra tokia, kad kažkas turi, kažkas neturi, nes vis tiek visko vežas iš Kinijos visi faktiškai. Tai kas ko turi užsivežė, kas atrado to temo, tie ir, sakykime, jau jų arsenal yra. Su Crazy Fishu yra tokia diskusija, jie man buvo atsiuntę tokių pavyzdukų, būtent argi 2 komplektacijų avižom, tai, sakykime, galvakabliai vadinam, ir buvo atsiuntę būtent argi kulverstuk su offsetiniu kabliuku. Jų pasirinkimą nebus su didesniais offsetiniais kabliukais, bet su mažaisiais, būtent tokiom situacijom bus. Nežinau, ar sugebės jie padaryti šiais metais ir atstovai šiais metais atsiveš, ar čia bus kitų metų sezonas, sakykime, koks tai projekts. Bet labai patiko, buvo, sako, atvežė į mažojo ir didesnį pusį, tai, super variantas. Dabar, sakykime, taip, jeigu aš pabandysiu truputėlį nupasakoti, nežinau, kaip pabandysiu pasidaryti, ar papasakot ir čia parodyti, ar kokius, pavyzdžiui, masaliukus, kiek galim ant ką uždėti, sakykime, iš tų turimų pas mane. Tai sakykime taip, čia Ringo dabar ir žiūri, kuris did, kad taip žmonėms labiau suprast būtent apie ką čia diskusija yra ir kokia didumą, nors tas 12 dydžia offsetinis kabliuks, aš pabandysiu tuoj surasti, pas man čia buvo tokių twisteriukų, Crazy Fishą labai gerų, tai jisai, žinokit, bičiulė, tikrai užsided ant labai mažą masaliuką, sako, tą twisteriuką, jeigu aš jį čia kur nors rasiu. Turėčiau rasti, kantrybė dorybė, kaip ten sako. Mano tokia irgi viena mylimuka twisterių temai. Tai norėtųsi ir parodyti beveik, ko mes čia myliam ir gerbėm. Tai, nebėra čia. Bet žodžiu, labai mažiukai twisteriukai. Ir būtent ant tokia dydžia, tasai 12 numerė suein, tai jum visokie tokie, sakykime, 30 mm, dabar kaip čia reikėtų jį skaityti, pas man 30 mm, nežinau inčias, kiek čia gautas, žodžiu, 1,2, jo, inčias bus, 1,2, tai visokie tipsiukai 1,2, nuo Crazy Fish Ringo 1,2, tie patys visi mažiukai, tai šitas argi čia panašiai bus, tai su 12 numerė jūs visus juos galite pakaustyti ir ten
labai gražiai atrodo. Pabandys tarp dėžutės ir susirasti. Žodžiu, surasiu, įdėsiu, kaip viskas tikrovėje atrodo, čia kažkur pafilmuosiu. Bet šitas pasirinkims, bičiuliai, jums tikrai, kaip jau ir žvejybos metu dėšio, leis jums išsaugoti labai daug masalų, pravesti masalus tuos savo norimus tikrai sudėtingom sąlygom ir tikrai turėti daugiau kibimų, nes jūs pakišat to masalo, kur jūs norit. Ir tikrai to žvejybos tampa efektyvesnės. Dabar mano, kad einu toliau žvejoti ant šitą tą velniuką, kai jisai duoda dabar ant galą, belia kaip. Bet čia tipins vabaliuk savačgyrą, visko įdėsiu, papasakosiu, nedaug spalvyčių, bet jos dirbančios belia kaip yra ir kaip matėt, iš 7 metimų 4 šapaliukai. Tai super. Kaip bebuvė, labai super. Ir ant tokia kučiuką, tai tikrai labai smagiai viskas susiein. Tai va, einu toliau žvejoti, kažko dar papasakos, bet mano čia toks techninis labai geras pavyzdys buvo. Manau, kad tikrai ne vienam ypatingai pradedančiam žvejui tai padės atskleisti to žvejybo, to grožį ir tikrai neapturėti tiek dar daug nuostolių įkabinus, įkliuvins. Tiek. Einam toliau prasiblaškyti. Žinom, kur stovi. Velnis, kaip visada, anam krante. Čia toks geras ruoš prasivest bus. Gal žiūrėk, dar vienas kits ir pasigau. Op. Va. Eik čia grožia. Kaip sakyt, pasirodykim, ko mes čia gaudom. Va, tak šapaliaks. Ir, oi. Neleis pardėti tiek, viskas greičiau įvyktų, paleisim vienaip ar kitaip tamsto. Joks. Taip. Dabar belieka kokį kilogramyn iššauti, apturėti veiksmą tarp tų kelmų visų rastų. Ir bus belia kaip smagu. Ta krantu. Eina, sako. Už šešėlę tokia irgi užkiešo, kur medis stovi. Nu, bet savačgyra tas vabalėlis duoda anglių. Nesustodams visiems čia. Taip. Kur čia kas susikabina? Taip, pakartojam procedūrą. Visai netoli. Bet dabar jau šapalai tokie, tas jų aktyvums yra pakankamai stiprus dėl, ne tai kad stiprus, bet, sakykime, jau pagavus, nu jie iš karto lauką šok, fejerverkai, nieka panašus į to tokį žiemin, kada jisai ten toks užgal, pasipriešia, dabar iš karto, to pačio sekundė, dar kažkiek susilaika kokiu momentu ir paskui viskas iki viršo, kaip upėtakis koks.
Tai tos emocijos visada tikrai labai smagios, gaudant juos. Op. Čia biškai reikia paforsuoti, nes velniukai gali ir kelms labai greitai čia visko įvaryti. Tai va, nei plūdinės nereikia, pravidimai ir pasivaikščiojimai. Ir viskas viename. Reiks žiūrėti parduotuvę gumelių. Toks nuojaut, kad aš čia neberasiu nei pats, kada jau reikės. Visada atrodo, man tai tikrai yra palikti kažkur pas kažkom. Ir tada susidarsi tik problemyti, kad nieko panašos nėra. Ir nebežinai, ko daryti, iškargauti. Sutrūka rupūžėlą. Nu, okei. Jaučiu, nebūsiu net įsidėjęs kitą tokią. Ir bas baba. Wow. Ką turim čia? Ar nelydek tik bas? Iškat leidžiam. Oi. Na, pasirodė grožio. Ar labai blogai čia? Jo, selkė bas. Eik, tai pekla. Na. Nudugna matot, cika. Svarbu nenukask. O lyg tai kraštelį lupytės. Viskas. Nu, kur taip švartuosim gražuolą. Kur ne taip pavojinga. Ir neįslystume. Oi, jau po nerštavęs suraižėt subūt. Viskas taip greitai paleidžiam. Taip. Visai emociškai gerai buvo. Skųstis negaliu. Vėl uždėjo 1 gramo ir rygiuką to ringo. Buvo kibimuks, pasižiūrėjom fluorokarbono, viskas kaip ir ok. Jau prieš tai taip susivertė, nudugna matas, ėja, čiupina, bet kažkaip nutraukus to savadžyro, teisingiau vadegytę nusilupus, kibimų nebeturiu šapalinių beveik. Va, jie atrodo masaliukų nemažai. Pradžioje ir tas ringo gerai dirba, ir čia tantelių uždėjo, visokių kitokių krakabolčiukų, nikiurkšti. Pakol kas, gal buvo išėjims, sunku pasakyti. Žiūrėsim toliau, kas čia dėsis. Tik pasakiau, kad nėra. Ir šapaliuks atalakė. Opa. Super. Nedičkis. Ui. Nedičkis. Bet tikrai kovotais, kaip ir visi šapalai. Čia nežinau, kaip reikia valandas filmą sudėti viską. Nereikėjo nei pašnekėti, vien žvejybos kiek reikalų.
Bet kaip sakyti, kipimus smagiau žiūrėti negu tai, kaip kalbam yra. Nors techniniai duomenys irgi yra labai svarbu. Galbūt ne visi įvertin juos, bet kai susidedi kelių skirtingų žmonių pastabs kažkas, kurie tikrai daug žvejoj, turi tos patirtis, tai mokant apibendrinant visko, galim prisitaikyti savo specifikom, savo žvejybos ypatumam tikrai pakankamai gerus variantus. Tai vėlgi leidžia daugiau, efektyviau žvejoti su geresnis rezultatais. Nes tikrai žuvies mažiau yra pas mum, žvejų daugiau yra ir tos, kaip sakyti, galimybės mokėti analizuoti ir prisitaikyti savo tam tikras, sakykime, pastabas yra didelis pliusas.